Sveiki, gerbimi klausytojai ir žiūrovai. Šiandien aš norėčiau pažvelgti ir paieškoti atsakymo rašte, kokie žmonės ieško Jėzaus Kristaus arba Dievo žodžio tiesos. Tiesiog kartais mums nenoroms kyla toks klausimas, kokie žmonės seka Jėzumi Kristumi, kas Jėzumi Kristumi pasitiki ir kodėl žmonės tiki Dievu apskritai ir kodėl jie eina į bažnyčią. Ir kokių būna žmogiškų atsakymų. Vieni žmonės atsako, kad artimieji giminės tiki, tėvai tiki, tai tikiu ir aš. Ir aš tiesiog einu tuo keliu. Kiti atsako, kad mano šalis krikščioniška, čia gimiau ir paveldėjau šį tikėjimą. Mažesnė dalis, gal netgi maža dalis atsako, kad Dievas mane pašaukė ir aš atsiliepiau. Ir dar taip pat yra kategorija žmonių, kurie sako, ieškojau tiesos ir ją radau Jėzuje Kristuje. O koks yra iš tikrųjų Jėzus atsakymas? Kokie žmonės jį randa? Ką Jėzus pats kalba apie tai? Paskaitykime iš Jono Evangelijos 3 skyriaus 20 ir 21 eilutės. Ir ten mes rasime atsakymą. Štai toks Jėzaus atsakymas. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aiškiai neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Trumpai tariant, Jėzaus žodžius taip perfrazuojant, tai tiesiog kas vykdo tiesą, tas ateina pas Jėzų. Ir tiem daug lengviau suprasti, kad Jėzus yra neapsišaukėlis. Ir Jėzuje tie žmonės atranda, kad jis ir yra tas kelias, tiesa, gyvenimas, kaip ir Jėzus apie save ir kalbėjo. Taigi, Jėzus atsakymas, kas suranda Kristų, kas ateina pas jį, tai tie, kurie vykdo tiesą. Taip pat yra žmonių, kurie galvoja, kad jie tiki Jėzumi Kristumi. Bet, kaip Jėzus sako, pats Dievas jų nepripažįsta. Kodėl? Mato Evangelijoje Jėzus yra pasakęs tokius žodžius, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Mato 7:21. Ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Taigi Jėzus aiškiai šiame sakinyje yra pasakęs, kad jis ne visus pripažįsta savo vaikais, kurie kreipiasi ar bent galvoja ar sakosi, kad jie tiki į Dievą. Taigi, pasak Jėzaus, žmonės, kurie pamilo teisingumą, sąžiningumą, dorybės, jiems lengviau atrasti Kristų, nes jų vidinė trauka traukia link tokių dvasinių dalykų, nes pats Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tačiau yra žmonės, kurie mano, kad jie seka Dievu, seka Jėzumi Kristumi, bet ignoruoja Dievo valią. O Dievo valia išreikšti visam šventam rašte, ne kažkokioje vienoje knygoje ar vienoje srityje. Ir Jėzus sako, kad kai įvyks akistata, kada Kristus ateis antrą kartą į žemę ir susitiks su tai žmonėmis, jie nustebs, kad jis juos neprims, atstums. Ir kitose Jėzus palyginimuose yra šitą mintį plačiau išplėtojęs arba tiesiog kitais pavyzdžiais pateikęs, kokie žmonės nukeliaus į Dievo karalystę. Pažvelkime vieną iš tokių palyginimų, tai apie lobio ieškojimą. Mato 13 skyrius, 44 eilutė. Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Šiame palyginime Jėzus pateikė, kad lobis, kurį žmogus atrado, yra dangiškos tiesos, dangaus karalystė, Kristaus Evangelija,
arba amžinas gyvenimas, kuriame nebus ašarų, skausmo ir mirties. Jeigu nebūtų galima rasti amžino gyvenimo, nebūtų galima rasti tų dvasinių vertybių, Jėzus niekada nebūtų sakęs, ieškokite ir rasti, belskite ir bus atidaryta. Taigi visi tai galima rasti, nes Jėzus aiškiai pasakė, ieškokite. Taigi ir šiame palyginime mes matom, kad žmogus šitą lobį atrado netikėtai. Jis specialiai jo aišku neieškojo, bet tiesiog jis kažkaip atrado šitą tiesiog netikėtai. Bet kada jis jį atrado, kada suvokė šito lobio vertę, jis šitą lobį labai norėjo įsigyti. Bet pagal senovinio pasaulio taisyklės, radęs lobį žmogus, ne savo dirvoje arba, jis turėjo grąžinti šitą lobį tos dirvos arba tos žemės savininkui. Bet šiame palyginime matomai lobio savininko jau nebėra, yra tik tai žemė. Tokiu atveju žmogus radęs svetimoje žemėje, jis turėjo tą lobį grąžinti tos žemės savininkui. Taigi šitas žmogus, kadangi šitą lobį norėjo įsigyti, be abejo jis buvo priverstas visą, ką turėjo parduoti, savo vertybės kažkokias ir įsigyti šitą žemės lopinėlį. Jis negalėjo šitą lobį išsikasti, nežinant savininkui tos žemės. Tokiu atveju būtų turėjęs problemų. Taigi, ką jis padaro, kad viskas būtų teisėta? Jis nusiperka šitą žemę ir po to jis tampa teisėto to lobio savininku. Žinoma, jeigu tos žemės savininkas būtų žinojęs, kad yra jo žemėje lobis, jis būtų pirmiausia išsikasęs ir žemę pardavęs be lobio. Bet tiesiog anam savininkui tiesiog nepavyko tokia galimybė rasti lobį. Bet šitas žmogus, kuris šitoje žemėje netyčia rado, jam atrodo pasisekė. Taigi ir mes matome, kad šitas žmogus niekam nesakęs, eina viską parduoda, ką turi. O ką jis turi? Mums kartais atrodo, kad dvasiniai dalykai nieko nekainuoja. Tačiau jie daug kainuoja. Ir šiame palyginime aiškiai Jėzus parodo, kad žmogus turi viską parduoti. Kas tas viską? Tai savo egoizmą, savo ambicijas, savo norus, kartais savo viltis tenka aukoti dėl teisingumo. Ir čia kartais tenka ir finansiškai tiesiog prisidėti, kad surasti dvasinius dalykus. Taigi šitas žmogus būtent netyčia atradęs, jis paskui viską įdeda iš savęs, kad turėti tą lobį, pažinti Kristų, pažinti tiesą ir turėti amžinai gyvenimą. Šalia Jėzus dar pasakęs dar vieną palyginimą. Tai bus Mato Evangelijos 13 skyriaus 45 ir 46 eilutės. Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Ir vėl, šiuo atveju Jėzus pateikia tas dangiškas tiesas, amžiną gyvenimą, išgelbėjimą pirklio pavyzdžių. Šiuo atveju pirklys, mes matome, kad jis ieško gražių perlų. Ir radęs tą ypatingą perlą, kurio jis ieškojo, kuris ypatingai blizgėjo, jis viską taip pat parduoda, ką turi. Su pirmu palyginimu šis antrasis panašus tuo, kad tiek tenai, tiek čia abu jie viską parduoda, kad įsigyti tai, ko jie trokšta. Kas šiuo atveju perlas simbolizuoja? Perlas be abejo, kas šiuo atveju simbolizuoja Jėzų Kristų. Nes Jėzus Kristus daug ryškiau spindi už visus kitus apsišaukėlius dievus, už visas kitas religijas. Ir šiuo atveju pirklys tai yra žmogus, kuris ieško išgelbimo, ieško gelbėtojo. Ir šiuo atveju parodo, kad jis Jėzui Kristui tikrai rado tikrą išgelbimą. Žinoma, čia yra palyginimas. Ir Jėzus šitą palyginimą pats pasakė. Šito palyginimą mes negalėtum taip interpretuoti, jeigu pats Jėzus būtų to nepapasakojęs. Mes matome, kad pirklys tokį perlą įsigijęs tampa laimingas.
nors išgelbėjimas yra Dievo dovana, jis nieko nekainuoja, bet vis tik, kaip mes matom, šiam žmogui jis labai daug kainavo. Panašiai kaip ir apaštalas Paulius, kad kalbėjo Filipiečiams laiške 3 skyriuje 8 eilutėje. Skaitome Filipiečiams 3 skyrius 7-8 eilutės. Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybė. Dėl jo aš ryžuosi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų. Ir va čia apaštalas Paulius pasako, kad šiame pasaulyje viskas palyginus su Jėzumi Kristumi yra nieko neturintis vertės dalykai. Jeigu tame palyginime perlas nebūtų tokios vertės turėjęs, argi pirklys būtų pardavęs. Taigi žmonės taip pat šiandien, kurie Kristų Jėzuje atranda tą perlą, kurie atranda, kad jiem yra ir išgelbėjimas, ir visa, kas brangiausia, jie taip pat visą savo pastangas, jėgas įdės ir galimybę savo, kad tik jį turėti, kad turėti šitą amžinę išgelbėjimą. Ir tada žmogus tikrai nieko nelaiko tokiu vertingu kaip Jėzų Kristų, kada jį atranda. Bet atrasti jį, kad jis tikrai toks vertingas yra Jėzus Kristus, žmogus turi ieškoti. Jis turi ieškoti tiesos, jis turi mylėti, jis sirgti tą tokią ligą norų pažinti teisingumą ir tiesą. Kartą Jėzus yra pasakęs Jono Evangelijoje 17 skyriuje 3 eilutėje tokius žodžius. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrai Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Jėzus aiškiai pasakė, kad amžinasis gyvenimas yra pažinti Jėzų Kristų. Pažinti Dievą, pažinti Jėzų Kristų. Taip pat evangelistas Jonas savo laiške yra tą mintį dar kitaip užrašęs. Labai panašiai. Taigi, 1 Jono laiškas, 5 skyrius, 12 eilutė. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Evangelistas Jonas atrodo labai trumpai ir aiškiai pasakęs yra. Turi sūnų, turi gyvenimą. Neturi sūnaus, neturi gyvenimo. Paprastai žmonėms gali kilti tokia paprasta prieštaringa mintis. Tai aš tikiu Dievą, koks skirtumas, kokį Dievą tikėsi? Va čia krikščioniškas mokslas kertasi su žmonių norais. Čia yra konstatuojamas faktas, kad nėra kito kelio. Nėra kito kelio į išgelbėjimą, kaip tai per Jėzų Kristų. Ir Jonas dėl to ir rašo, gal jis mums atrodo fanatiškai kalbantis, bet jis aiškiai sako, kad turi sūnų, turi gyvenimą, neturi sūnaus, neturi gyvenimą. Ir pats Jėzus apie tai kalbėjo, kad tik tai jo pažinimas, ėjimas link jo priėmimas kaip savo asmeninio gelbėtojo, tau duoda garantą, Dievo malonę, kad tu būsi išgelbėtas. Taigi, tiek tas švytintis perlas brangus, tiek tas lobis brangus yra Jėzus Kristus. Ir ar lengva šitą lobį, šitą perlą priimti į savo gyvenimą? Pirmiausia, norint jį įsigyti, ar lobį, ar perlą, reikia visko savo gyvenime atsisakyti. Pati sunkiausia kova yra tai su savo žmogišku egoizmu, su savo norais, su savo siekiais ir aistromis, kurie kertasi su Dievo valia. Žinome, pasirinkant Kristų, žmogus susiduria su priešprieša, kadangi visa visuomenė plaukia kita linkme, ji plaukia plačiuoju keliu, ten, kur visi eina, ten, kur patogu, malonu, kur atrodo gyvenimas tarsi šventė, tačiau Dievo ieškotojai, jie susiduria su kita gyvenimo pusė, kad pamato, kad ne visi šiame pasaulyje gyventys žmonės, jie trokšta teisos, teisingumo. Didelis dalis žmonių į gyvenimą žiūri kaip į pramogą, kaip į norą gyventi dėl savęs. Bet tik maža dalis suvokia, kad pasirenkant Jėzų Kristų, teks susidurti su plaukimu ir prieš srovę, kad tuo nebus patenkinti dažnai net patys artimiausi žmonės. Ir
tu gali likti nesuprastas, gali net kartais ir būti įžeistas ir paniekintas. Ir tikrai daug yra šalių, kur žmonės priėmė Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, įtikėję juo, tiesiog susiduria su tokia priešprieša, kad jie būna ir užmušami ir tiesiog netenko gyvybės ar sveikatos. Tad ką Jėzus patarė? Mato Evangelijoje 7 skyriuje, 13-14 eilutėje jis pasakė tokius žodžius. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug jų einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Iš tikrųjų jis parodė, kad plačiuoju keliu eina daugelis. Ką tai rodo? Tai rodo, kad visuomenė, kuri galvoja, kad ten, kur dauguma, ten ir teisybė, va ten taip reikia gyventi, taip daryti, klysta. Jėzus aiškiai pasakė, kad daugumos nuomonė tai tik tai nuomonė. Ir nebūtinai jie turi eiti teisingų keliu. Raštas kalba, kad šis pasaulis vis tik tai eina plačiuoju keliu. O Dievo vaikai, Dievo sekėjai priversti rinktis tą siaurą kelią, kuris yra nepatogus, dygliuotas ir pilnas problemų. Bet jis yra tiesos kelias ir vedantis link gelbėtojo. Tačiau, kad ir kokių sunkumų sutiktume kelyje einant link Dievo, mes neturime jų išsigąsti. Jėzus yra pasakęs tokius žodžius, mato 6 skyriuje 33 eilutėje. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visą tai jums bus pridėta. Jėzus aiškiai padrąsino. Pirmiausia, mūsų prioritetais turi būti ieškoti Dievo karalystės. Ir aišku, einant to keliu, kaip sakiau, bus tų sunkumų, nepatogumų, bet Jėzus sako, kad dėl to mums nereikia rūpintis dėl kitų dalykų. Dievas pats pasirūpins. Jis pasirūpins visais mūsų sunkumais, kurie iškyla mūsų kelyje. Nebus lengva, bet su Dievo pagalba viskas įveikiama yra. Dar vienas mintis kyla skaitant šios Kristaus palyginimus. Kodėl lobis paslėptas? Kodėl to perlo reikia ieškoti? Nejaugi Dievas nenori, kad žmonės pažintų tą tiesą taip lengvai? Kodėl jie atrodo taip paslėpti? Problema ne tame, kad Dievas nenori mums tiesos aiškios. Problema ne tame, kad Dievas nuo mūsų kažką slepia. Problema yra tai, kad šio pasaulio kunigaikštis, piktasis velnias, jis faktiškai turi tiek prikūręs įvairiausių tradicijų, įvairiausių mokslo, mokymų, kurie uždengia žmonių akis nuo tikrosios tiesos, nuo Jėzus Kristaus. Ir paskaitykime iš apaštalo Pauliaus žodžius, kuriuos jis išsakęs 2 Korintiečiams laiške, 4 skyriuje, 3-4 eilutė. Paulius taip pasakė. Jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo, Kristaus šlovės, evangelijos šviesos. Taigi apaštalas Paulius aiškiai pasakė, kad žmonėms tiems yra paslėpta tiesa, kurie tarsi pasirinko ir eina į tą pražūtį. Bet kodėl? Todėl, kad, kaip sakiau, žmogiškos filosofijos, žmogiškai išvedžiojimai, šio pasaulio išmintis trukdo žmonėms pamatyti tikrąją tiesą. Gamtos mokslai taip iškraipė žmogaus ir pasaulio kilmę, kad per tai žmogus visai neberanda Dievo, nebemato Dievo. Ir kiekvienoje kultūroje, kiekvienoje tradicijoje yra sukaupta tiek prietarų, kad žmogus pasirinkdamas eiti sąžiningų kelių arba sąžinės keliu bus išjuoktas. Anglų antropologas Joseph Daniel Unwin 20 amžiaus pradžioje studijavo 80 genčių, 6 žinomas civilizacijas, kurios egzistavo per 5000 metų. Jis analizavo jų istoriją. Ir jis prie išvados, kad visos kultūros turėjo panašų gyvenimo ciklą. Prasidėdavo griežta moralė, o baigdavosi visiška sekso laisvė. Ir antropologas Unwin prie tokių išvadų,
kad nebuvo išimčių jokie visuomenėje. Visus pradėdavo nuo aukštos moralės ir visas užbaigdavo visišką sekso laisvę. Ir būtent tos visuomenės, kur būdavo visiška sekso laisvė, jos labai greitai priartėdavo prie savo žlugimo. Būtent tokiuose visuomenėse užgniaužiama sąžinė ir žmonės eina savo sugedusiais norais, kas priveda prie visuomenės degradacijos. Todėl visais laikais buvo ir yra maža visuomenės dalis, kuri nepasiduoda savo sugedusiai prigimčiai, bet siekia turėti tą lobį, kurį duoda Dievas. Būtent šis lobis keičia žmogaus moralę, taurina sąžinę ir duoda sveikas pažiūras. Ką daryti, kad aš nepraeičiau per šitą lobį? Pirmiausia, reikia būti sąžiningam savo pačiam. Be abejo, ir su visais kitais. O labiausiai sąžiningu būti su Dievu. Kadangi lobis yra Dievo, tai tikslinga ir jo ir prašyti, kad jis atvertų akis ir man padėtų jį surasti. Nes tik Dievas žino, kur tas lobis yra, kas tas yra tikrasis lobis. Ir be abejo, jis labai nori, kad mes tą lobį turėtumėm, bet tam reikia mūsų širdies, tam turim savo visus negerumus, savo charakterio trūkumus, visą kas tiesiog parduoti, atiduoti, kad galėtum priimti Jėzų Kristų. Tada aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad jie tikrai pro šitą lobį nepraeitų ir jį rastų ir būtų jie tokie laimingi, kaip kad Jėzus palyginime. Tai laimina jūs Dievas. Amen. O dabar pakviesiu visus maldai. Dangaus Tėve, kuris danguje, Tėve, tu dar žinai, kiek daug žmonių šioje žemėje yra neradę to lobio, neradę to perlo. Bet aš žinau, Dieve, kad tie, kurie ieško, kaip esi sakęs, kurie ieško, tie randa, kurie belsia, tiem atidaroma. Ir turbūt didžiausia problema yra, kad žmonės neieško, neturi to noro. Jų širdise nėra to degimo pažinti tave. Todėl meldžiu Dievę už klausytojus, paragyk juos ieškoti tiesos ir ją surasti. O aš žinau, Dieve, kad tie, kurie ieško, tu juos matai, tu matai kiaurai jų širdis ir tu juos nuvedi į tą grupę žmonių, į savo bažnyčią, kurie tave pažįsta. Todėl dabar pavadu į tavo rankas, kad visi tavo dvasios vedami žmonės surastų tą lobį. Jėzaus vardu. Amen. Sudie.